Trumpi faktai, kuriuos turėtų žinoti vyrai apie perimenopauzę. Perimenopauzė daugeliui moterų prasideda 4-ajame dešimtmetyje, bet kai kurioms gali prasidėti ir 3-ajame. Šiai dienai yra skaičiuojama virš 30 perimenopauzės simptomų, kurie gali stipriai paveikti moters miegą, seksualinį gyvenimą, nuotaiką, kognityvinės funkcijas ir dar daugiau. Nėra konkretaus vieno testo, kuris patvirtintų perimenopauzę, tad ir gydytojai ne visą laiką žino, kas yra. Perimenopauzė kai kurioms moteriams gali užtrukti 10 ar net ilgiau. Ir 5 pagrindinės strategijos jaustis gerai šiame laikotarpyje yra mityba, fizinis aktyvumas, miego kokybė, streso valdymas ir maisto papildai, vaistažolės bei pakaitinė hormonų terapija. Tad šis laikotarpis gali būti pilnas iššūkių tiek jai, tiek tau. Ir ji yra laiminga turėdama šalia vyrą, kuris yra pasiruošęs jai padėti. O kitose video įrašuose pasidalinsiu, kaip galėtum jai padėti. Tad jeigu aktualu, kviečiu pasekti.